Ko vardu? Kotryna. Kotryna, iš kur pati būsi? Iš Londono ar iš kitur atvykai? Iš Northamptono. Vaida. Darius. Iš Londono pačio. Taip, londoniečiai. Daug metų. Gyvenu Londone, bet esu šiaip iš Kauno. Iš Kauno. Supratau, kiek metų Anglijai, jeigu ne paslaptis? 23 ar jeigu nedaugiau. Vardu? Kristina. Aina. Brandon. Harrison. Kamilija. Dėl Adrinos. Pakalbėt raudonų šviesoj, paskandink mane. Palies pajusk esu aš nuoga. Tamsu mintim tu atverk akis. Mano žvilgsnis viską tau pasakys. Užsimerk, apkabink pajus. Savo kūną padalink per pus. Užsimerk, apkabink pajus. Realiai, tipo, klausimą negalvoju, tiesiog galvoju, tipo, lietuviška dainininkė klube ir šiaip nenorėjau niekur klubus važiuoti, bet galvoju, bet dėl jos tikrai atvažiuosiu. O ko palinkėtumėt žmonėm, kurie ateina, ne, ir, pavyzdžiui, gal pirmą kartą neatėjo lietuvišką renginį aplamai? Mėgautis. Gerų emocijų. Jo, išmokti mėgautis, išmokti atsipalaiduoti. Jo, būti draugiškiams, fainiems, tiesiog leisti gerai laiką. Taip. Gero vakaro tikriausiai ir gero laiko. Geros nuotaikos. Atsipalaiduoti. Judėkit į priekį. Labai gerai. Pakalbėt raudonų šviesoj, paskandink mane. Palies pajusk esu aš nuoga. Tamsu mintim tu atverk akis. Mano žvilgsnis viską tau pasakys. Užsimerk, apkabink pajus. Užsimerk, apkabink pajus. Savo kūną padalink per pus. Labas vakaras, ko vardu? Kotryna. Kotryna, iš kur pati būsi? Iš Londono ar iš kitur atvykai? Iš Northamptono. Gyvenu Londone, bet esu šiaip iš Kauno. Iš Kauno. Supratau, kiek metų Anglijai, jeigu ne paslaptis? 23 ar jeigu nedaugiau. Vaida. Darius. Iš Londono pačio. Taip, londoniečiai. Daug metų. Jūs visi kartu? Taip, visi kartu. Jūsų ko vardu? Kristina. Aina. Brandon. Harrison. Kamilija. Tai visi čia iš Londono ar iš kitur atvažiavę? Iš Škotijos žmonės atvažiavo specialiai šiandien. Iš Londono. Kiek pats UK laiko maždaug? 8 metai. Tai nemažai. 8 metų. Nemažai. O pats dažnai vaikščiot į lietuviškus renginius ar kartais? Pirmas klubas, draugelis va įtempė, tai... Ieva. Labas. Tai iš Londono ar iš kitur atvykai? Taip. Kiek pačioje UK gyveni? Gal kokie virš 10 metų jau bus. Naktį išėjus tamsia gatve, išpūtus dūmą jaučiu kvapą laukuose. Tos rudos akys vis vien mano galvoje ir tas šešėlis vis seka kasdien mane. Gal aš klystu, bet noriu pasislėpti, išsirėkti, nekalbėti, kai mes kartu. Noriu nesislėpti, neperėkti, pakalbėti. Raudonų šviesoj, paskandink mane. Palies pajusk esu aš nuoga. Tamsu mintim tu atverk akis. Mano žvilgsnis viską tau pasakys. Užsimerk, apkabink pajus. Savo kūną padalink per pus. Užsimerk, apkabink pajus. Savo kūną padalink per pus. Šviesos tamsiam mūsų kambarį ir mes be rūbų vis gestam šitoj ugny. Skaudi tiesa vis pavirsta saldžia viltim, o tu kartoji, kad viskas jau praeitį. Gal aš klystu, bet noriu pasislėpti, išsirėkti, nekalbėti, kai mes kartu. Tu nori nesislėpti, neperėkti, pakalbėti. Raudonų šviesoj, paskandink mane. Palies pajusk esu aš nuoga. Tamsu mintim tu atverk akis. Mano žvilgsnis viską tau pasakys. Užsimerk, apkabink pajus. Savo kūną. Realiai, tipo, klausimą negalvoju, tiesiog galvoju, tipo, lietuviška dainininkė klube ir šiaip nenorėjau niekur klubus važiuoti, bet galvoju, bet dėl jos tikrai atvažiuosiu.
reikia, kad mylėt, kaip toj dainoj. Tik tiesiog atsitok vėliai. Net nežinau. Pagarbos vienas kitam, manau, ir kad būtų geras humoro jausmas. Tai realiai, ko reikia, kad mylėt? Visko. Ar todėl atėjo dėl Adrinos? Būti dėl pačio vaibo, kadangi šiandien turim draugės 35 gimtadienį, tai tiesiog mes norėjom čia ateiti ir pasibūti smagiai. Dėl jos ir dėl jos vyro. Ir dėl jos, ir dėl jo. Ta prasme, dėl jų abiejų, realiai, jo. Tiesiog šiaip norėtųsi pasakyti, kad labai, labai faina yra kaip atlikėja, kaip atlikėja. Tiesiog, faina žiūrėti, nežinau, gal dar... Didžiausiai palinkėtume sėkmės jai. Sėkmės kūryboje. Jo, tiesiog Abiem daugiau gerų dainų. gero skrydžio muzikiniam gyvenime. Dažniau aplankyti mus, jo. Dėl Adrinos. Dėl Adrinos. O šiaip ko palinkėtumėt visiems susirinkusiems šiandien? Gero vakaro tikriausiai ir gero laiko penktadienį. Žinau, judėkite į priekį. Norėčiau palinkėti, kad gero vakaro. Pirmiausia, Gero vakaro. Nesipykt, atsipalaiduot ir pamiršti viską ir atsipalaiduot lietuviškai kompanijoje. Sakyčiau, daugiau pasidomėkit ir daugiau pasiekit galbūt žmonės, galbūt trūksta informacijos, aš manau. Ir nebijokit, publika keičiasi, manau. Dažniau lankytis iš tikrųjų lietuviškose, nepraleisti. Taip, man patūsinti. Geros nuotaikos. Atsipalaiduoti. Mėgautis. Gerų emocijų. Jo, išmokti mėgautis, išmokti atsipalaiduoti. Jo, būti draugiškiams, fainiems, tiesiog leisti gerai laiką. Taip.